Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, brangus TV3 žiūrovai. Namų idėja su IKEA ir vėl jūsų namuose. Mes sveikiname su jumis iš IKEA'os prekybos vietos Kaune. Ir su manimi šiandieną mano bičiulės, profesionalios IKEA'os dizaineris Agnė Goda. Labas. Labas, Leo. Labas. Koks plotas šiandien laukia? Šiandien mes kalbėsim apie erdvę namų, kurioje karaliauja poilsis. Taip, mes šiandien įrenginėsime miegamąjį. Atrodo, kad tokiame kambaryje reikia tik tais lovos ir spintos, tačiau mūsų laukia truputį daugiau iššūkių. Kaip paslaptingai jūs kalbate, kolegė. Mes iššūkių nebijome, tad keliaujame pas šeimą. Keliaujam. IKEA komanda nekantrauja susipažinti su šiandienos herojais. Samanta, Meda, sveiki. 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 Samanta, apie ką jūsų gyvenimas namukį šitam? Kokie jūsų laisvalaikiai, kokie jūsų darbai, pramogos? Šiaip laisvalaikis, dabar skirt laiko laisvalaikiai tikrai yra labai mažai laiko, nes labai įtemptas periodas, bet šiaip dažniausiai mėgstam keliauti, kaip ir daugelis tikriausiai. Šiaip tai nėra kažkokios tolimos šalis, bet pavyzdžiui, kai aš sakau, reikia atrasti laiko pirmą Lietuvą pamatyti. Tai tiesiog ieškom, bandom išanalizuoti pirmą Lietuvą, o kai jau dukrytė paaugs, bus gal tikriausiai paprasčiau ir pakeliauti kažkur toliau. Samanta, o kiek laiko praleidžiate namuose? Daug laiko, iš tiesų daug laiko, nes tiesiog tas užimtumas labai didelis, aš kai sakau, bandai statytis tą namų gerovę, tai tą remontuoji ir iš tiesų, tai aš kaip sakau, vyras dažnai mane mato su atsuktuvu namuose. Realiai, ne. Ta prasme. O ką vyras tuo metu daro? Jisai dirba, bet aš mėgstu pasiprojektuoti. Tai susisuk lentyną, tai pasidaryti, pasitapetuoti, nes jau kai vyras mane pamato su atsuktuvu, vėl tu su savo projektais. Aš nežinau, gal Medai priklauso tik tais pirmas aukštas ar ir antras? Jos kambariukas yra antram aukšte, bet ten einam tik miegoti, nes tiesiog bandom nemaišyti, kad miegamasis yra poilsio erdvė, tai ten tiesiog nežaidžiam. Bet realiai būnam čia, svetainiai pagrinde. O jūsų miegamasis irgi antram aukšte? Antram aukšte. Čia ir yra tas plotas, kurį mes... Taip. Taip. Tai jau nekantrauju, žinokit, pamatyti, kaip atrodo jisai. Įdomus išplanavimas iš tiesų, tai ten galvos skausmas buvo kaip ką pasidaryti, tai tiesiog... Viskas taip praeiti, jokio galvos skausmo, mes čia keliaujam ten? Taip, gerai. Taip. Atėjo laikas dizaineriams išsiaiškinti visus Samanto šeimos poreikius, kad galėtume įrengti jiems tobulą miegamojo erdvę. Prašau, užeikite, mūsų miegamasis. Labai erdvus. Tai štai, jisai daug apkalbėtas, apšnekėtas ir miego guolis jūsų. Ir man vienas klausimas, kirba, o jūsų vyras kur? Šiaip vyras turėjo dalyvauti, galų gale anketą užpildžiau, nes buvo jo jubiliejus ir tiesiog norėjau nustebinti vyrą. Ir labai gaila, kad jo nėra, bet, kaip ir sakiau, labai įtempta, tvarkėmės kiemą, persistengė ir tiesiog vyras dabar gydosi. Ai, tai ne viena jūs atsuktų ir jisai... Tai žinoma, kaipgi aš čia viena. Vyro jubiliejus proga. Galvojau užpildyti anketą, iš tiesų. Ir tiesiog padovanot jam, ne tik jam, ir savo, ir mum kokybišką miegą, nes iš tiesų tikrai labai svarbu. O kas yra jums kokybiškas miegas? Kaip jūs jį įsivaizduojate? Aš manau, pagrindinis dalykas kokybiškam miegui tai yra lova ir čiužinys. Gali daugiau nieko nebūti, bet tiesiog reikia kokybiškos gerų patalų, gero čiužinio ir geros lovos. Mes miegam ant pilvo ant šono, tai nesinorėtų nei per daug minkšto, nei per daug kieto. Tai tokio aukso viduriuko, kad iš tiesų būtų toks variantas, kad ir vienam, ir kitam būtų gerai. O be miegojimo dar kažką veikite miegamajam? Taip, iš tiesų, ypač žiemos vakarais mes mėgstam žiūrėti filmus ir serialus. Tai pas mus čia toks kino vakaras. Aišku, aš mėgstu ir žurnalus paskaityti, bet iš tiesų viską susitvarkom, vaikutis užmigdomas ir tiesiog ateinam čia ilsėtis. Tai vyras būna ten pasianalizuoja darbo reikalus, nes jis yra IT programuotojas, tai tiesiog lovai pasitvarko savo reikalus, aš žurnaliukus paskaitau, o po to susirandam kokį įdomų filmą ir tiesiog pasiilsim, gulim, kalbamės, aptarinėjam.
aptariam įvykius, dienos, planus, toksai stotelė nurimt, atsipalaiduot ir galų gale. Bet tai kaip jums sekasi žiūrėti televizorių, nes jis taip truputėlį iš šone yra ne priešais lovą, o pasuktas. Kadangi lova yra gana arti televizoriaus, gaunasi, kad kaklas būna pasuktas ir laikui bėgant pastebėjau, kad iš tiesų labai pradėjo skaudėti kaklą, labai sprandą suka ir po to supratau, kad tai gali būti dėl televizoriaus padėties, nes iš tiesų televizorius yra į šoną. Tai dėl to būtų smagu, jeigu būtų galimybė pritaikyti televizorių, žiūrėti kažkur tiesiau, galbūt į nišą. O kokias spalvas įsivaizduojate miegamojo erdvėje? Tai tikriausiai daugelis įsivaizduoja kažkokias tai raminančias žemiškas spalvas, kad nebūtų guli ir mirga, marga, ryšku, toks, natūraliai norisi atsipalaiduoti, žemiškos, pastelinės spalvos. Tai suprantu, kad jums raštai nepatinka, perkrautos detalės. Taip, nes raštai mirga, marga, iš karto akį rėžia, toks atrodo natūraliai psichologiškai vargina tas dalykas. O kokie būtų poreikiai sandėliukui, nes kaip matome, čia yra tiesiog sudėta, tai kas netelpa niekur. Jau lūžta ten viskas, jau net kai kur daiktų net nededu, nes išlūžę, sulūžę, jau gabaritiniai, senoviniai, tai tiesiog norisi, kad būtų daug vietos susidėjimo daiktams ir kad nebūtų daug atvirų lentynų. O tenais jūs laikote ką? Tai yra kažkokie daiktai, kuriuos naudojate ne kasdieną. Ten yra sezoniniai daiktai, būna ir dokumentus laikom, vaiko žaislai, išaukti žaislai, sezoniniai daiktai, kadangi namuose mes neturim tokios erdvės kaip sandėliuko, kad sudėti visus daiktus, tai tiesiog gaunasi, kad ten yra praktiškai visi namų daiktai, kas įmanoma. Printeris, galų gale. Na tai supratome, čia reikės tikrai rimtų spintų ir talpių. Ikėjos asortimentas platus, manau, surasim, kaip užpildyti visas Labai kertes. tikiuosi, kiek esu mačiusi. Jaučiu, Meda nori žaisti ir nori turėti savo erdvę, tad kad čia būtų malonu ir ilsėtis, ir miegoti, ir žaisti, kipsime į darbą. Taip, eime pasiprojektuoti. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Užduotis laukia ne iš lengvųjų. Dizainerės jau atvyko į IKEA prekybos vietą Kaune, kur pradės planuoti naujo miegamojo dizainą. Išsiaiškinom, jog šeima labai daug visko veikia miegamajame. Tai yra ir vaiko kambarys, tai yra ir vyro darbo kambarys ir taip pat jie ten ir miega. Taigi mūsų užduotis yra įrengti miegamąjį, kuris būtų patogus ir laisvalaikio praleidimui, ir poilsiui. Taigi, manau, reikėtų pagalvoti apie lovą su paminkštintu atlošu. Taip, kad būtų patogu sėdėti ir miegoti. Taip, didelės modulinės spintos, kur susidėtų visus savo sandėliuko daiktus. Ir, manau, svarbiausia bus pagalvoti apie televizoriaus vietą, kad jis atsidurtų priešais lovą. Taip, nes dabar jis yra šone, kas tikrai nėra patogu. Būtų daug patogiau, jeigu pavyktų mums tą televizorių perkelti į priekį, kad nereikėtų sukioti sprandų. Taip. Taigi, manau, mes galime eiti pasižvalgyti po parduotuvę ir paieškoti sprendimų. Taip. Pradėkime nuo spintos fasadų. Taigi, mums reikėtų pagalvoti, ar mes norėtume varstomų durų ar stumdomų. Šituo atveju, kadangi vietos nėra daug, o stumdomos durys užima šiek tiek daugiau gylio, gal geriau varstomas duris. Taip, manau, pataupykime vietą, nes praėjimai yra svarbu. Taip. Mes išsiaiškinom, jog šeimai patinka žemiškos spalvos, natūralūs tonai, nepatinka visiškai balta arba visiškai juoda. Ką turim? Aš manau, mes rinksimės iš smėlio spalvos atspalvių ir eisime pasižiūrėti, kas tiktų iš baldų prie šių durų. Šis sprendimas atrodo labai panašus tam, ką mes galėtume pritaikyti šeimos namuose. Taip, aš matau, čia yra labai patogūs stalčiai. Man labai patinka šis sprendimas su stiklais ir paminkštinimais, šitais paklotais ir dėžutėmis, nes tai atrodo labai prabangiai,
Ir man atrodo, mūsų šeimininkai labai patiks susidėti taip gražiai daiktus ir juos pašviesti. Susidarėm jau bendrą vaizdą, kaip atrodys pagrindinė kambario spinta, dabar galėtume eiti apžiūrėti tekstilės, nes tekstilė bus labai svarbu miegamajame. Teisingai, nenurašykime tekstilės, juk ji kuria visą jaukumą kambaryje. Lovatėsės. Tiktų ir šita, ir šita. Taip, Pasižiūrim, paimkime kuri abi. labiau. Gal dar pagalvėlė kažkuria? Aš manau, kad mums gal irgi va žalia prie žalio. Manau, nešamės ant sofos ir pažiūrėsim, ar šios spalvos dera. Šitą matau iškart per geltoną. Mes tikrai turėsime daug smėlio spalvos, nes bus spintos fasadas, svarstome apie smėlio spalvą ir lovatėse. Tai manau, gal ir per daug akcentinės, nes jau žalia gali būti kaip mūsų akcentas. Labai gražu. Bus tikrai labai gražu. O dabar atėjo laikas išsirinkti lovą. Atsidarome planavimo įrankį ir čia mes galėsime pamatyti daugiau lovų pasirinkimų ir pažiūrėti, kaip tai atrodys su produktais, kurias išsirinkom. Iš karto atsidarome lovų skiltį, pasirenkame 1,60 m. Kodėl 1,60 m? Todėl, kad šeimininkai nori turėti didelę lovą, kur tilptų kartu ir vaikas, ir jie abu, ir žinoma, kuo didesnė lova, to yra patogiau miegoti. Taigi, man čia iš karto išmeta su paminkštintu atlošu lovas, ką, manau, mes ir pasirinksime, kuri yra pilka. Aš manau, visai gal ir tiktų pilka, kadangi pilkos grindys, jos labai yra aktyvios. Puiku, tai lovą pasirinkom ir beliko akcentėlių sudėti ir galėsim kurti interjerą toliau. Na taip, dar reikia pagalvoti apie patalinę, apie čiužinį, apie kokias pagalvės rinksimės užuolaidas. Tikrai dar yra apie ką pagalvoti. Tai eime dirbti. Einam. Ir štai pabaigta. Leonardai, tavo verdiktas. Kaip šviesu! Oho, kaip gražiai suderinta. Nu, žinokit, aš daug keliauju ir daug gerose viešbučiuose teko man gyventi. Tai čia, man atrodo, geriausio, stilingiausio viešbučio pagrindinis kambarys miegamasis. Lygis nuostabus ir derinys, labai gražus spalvų derinys. Labai. Samanta, Meda, Lelis ir keturkojais komisijos narys Vitka. Oho, kaip Užžyk. Samanta, užžyk, geriau matosi, va. visiškai nesitikėjau, ta rūpus vėl. Trupus miltai, taip. Visiškai neturiu žodžių tikrai. Medas, Samanta, visą šitą grožį sukūrė va šitos gražios mūsų dizainerės Ikėjos Goda ir Agnė, kurios papasakos apie ką jūsų naujasis miegamasis. Tai labai džiaugiamės, kad pavyko perkelti televizorių zoną iš šitos į aną, kad būtų galima žiūrėti televizorių tiesiai priešais lovą. Ir panaudojame tenais bestą sistemą, kuri labai gražiai įsikomponavo ir spalviškai labai gerai atrodo šitame kambaryje. Ir taip pat galėjom pritaikyti ir stalčiukus, ir dureles, dėl to gražiai išsidėlioja šitam būtent kampe.
Taip, tai integravome apšvietimą į lentynas. Lentynose galėsite laikyti dekoracijas, šiltus prisiminimus įsirėminti. Pašvietimas reguliuojasi su pulteliu, tai galėsite gulėdami lovoje įsijungti ir išjungti. Ir padimeriuoti. Supratau, tai labai daug pagalvių. Aš irgi sakau, bus dabar reikalų vyrui jas sudėti, nes vyras atsakingas už paklojimą. Tai pagrindinis dalykas kambaryje yra lova. Mes parinkome jums su paminkštintu atlošu, užapaltas kampais, kad būtų saugu vaikui žaisti ir negalvojant aplinkui bėgioti. Tai parinkome tekstilę, kuri bus jauki, spalvas parinkome žemiškas, nei baltos, nei juodos, būtent, kad sukurtų jaukumą šitam miegamajam. Taip pat yra įrengtas apšvietimas prie lovos, yra skaitimui įrengtas funkcinis apšvietimas, taip pat yra nuotaikai skirti šviestuvėliai lovo šonuose. Šviestuvėlius pastatėme ant naktinio staliuko. Staliukai turi stalčiuką, į kurį būtų galima susidėti smulkmenas. Telefonas, pakrovėjai, planšetė. Viskas tenais pasislėps ir kambarys atrodys tvarkingai. Beje, mielas damos, jūsų labai svarbi miegamojo dalis, tai yra spinta, kur visas garderobas, visi jūsų kostiumai, visi jūsų grožiai, vat kaip ir šiandien pasipošėt, pošitėsgi turbūt bėgiodama po namus, ieškodama, kurgi mano lentynos. Batų. Taip. Įrengta drabužinė. Su apšvietimu viduj taip pat panaudojame dėžutes, kad būtų galima geriau suskirstyti daiktus patogiau. Galima matyti per stiklą, kas yra viduj, kad būtų galima iškart pasirinkti, ką nori pasiimti. Iš tikrųjų Labai praktiška, nes stiklas labai praktiška ir labai pareigoja gražiai dėlioti daiktus. Taip, kad būtų kaip muziejai. Kaip muziejai, gražu. Taip. Dar papildomai pridėjom kabliukus, jeigu norėtumėt kažkokius smulkesnius daiktus pasikabinti šone. Kitoj spintos pusėje yra įmontuota kelnių kabykla, kur yra labai patogu susidėti kelnes ir matyti, kokių yra, kiek jų yra ir labai patogu paimti. Taip pat yra vėlgi vidinis apšvietimas, kuris veikia nuo durelio atidarimo. Taip, kadangi jūs minėjote, kad turite stuburo problemų, tai jums išrinkome kietą čiužinį. Jūs tikrai patogiai miegosite ir kas yra svarbu, kad čiužinys kuo ilgiau tarnautų, būtinai reikia turėti čiužinio apsaugą. Tai mes jums ją irgi užklojame. Irgi? Taip, tai labai lengvai nusiema ir galėsite ją išskalbti. Nes pirmas dalykas, sakiau vyrui, jeigu nebus iš karto čiužinio apsauga, nes kai su vaikučiu, žinot, ar naktį ateina, ar ką mažas vaikutis, ar šiaip ar katinas, tai Taip. Tikrai jums čia jau sakiau, čiužinys ilgai tarnaus. O kai nuklosit lovą ir norėsit kažkur padėti pagalves, yra lovadėžės. Aha, kažkaip kilo mintis, kur būtų įdomu pasidėti. Kur galėsit sumesti tas pagalves, pakišti po lovą iki kito ryto. Buvau net pamiršus, kad ten dar yra realiai ir aš net buvau pamiršus. Apie tą kambariuką? Aš iš vis buvau pamiršus, ant kiek. Kaip čia gražu, ar ne? Bet nepamirškim to kambariuko. Taip, ten buvo tokia didžiulė betvarkė ir mes ten padarėme tvarką. Mes pastatėme placą modulinės spintas su durelėmis, tam, kad nebūtų pagundos daugiau apsiversti, kaip buvo seniau. Ir tose lentynose mes įdėjome dėžutes, skirtukus, įdėklus, kas jums padės irgi susirūšiuoti daiktus. Tai yra vieta pasidėti dokumentam, printeriui, žaislam, rūbam, taip pat yra sezoninių rūbų kabyklos ir batų dėžutės ant viršaus. Čia yra kambarys skirtas poilsis, pilnavertis poilsis, o nuo jūsų miego, nuo jūsų poilsio priklauso jūsų kitos dienos nuotaika, išvis jūsų gerbuvis, gerovė ir sveikata netgi. Ir svarbiausia, kad šitam miegamajam, šitam naujai atkurtam miegamajam telpa ir gera nuotaika ir geras miegas. Na ką, uždirbom dar karmos taškų, ne? Štai jos profesionalės kartu su savo komanda sukūrusios šitą grožį. Ačiū Agne, ačiū Goda, ačiū jūsų hei komandai. Ir ačiū jums, brangūs žiūrovai, kad žiūrėjote. O mes pasimatysime kaip visada kitą penktadienį 17:55 per TV3. Apsaugokite savo čiužinį užtiesdami čiužinio apsaugą. Ją lengva nuimti ir išplauti. Miegamajame turėkite nuotaikos apšvietimą. Jis padeda vakare atsipalaiduoti ir pasiruošti miegui. Kabinkite šviesos nepraleidžiančias užuolaidas. Taip užtikrinsite savo ramų miegą visą naktį. Spintose ir stalčiuose naudokite dėžes ir įdėklus su skirtukais.
Tai padės surūšiuoti daiktus ir palaikyti tvarką. Miegamąjį dekoruokite tekstilę, pagalvėlėmis, lovatiese, pledu. Tai padės sukurti jaukią ir atpalaiduojančią atmosferą. Taip pat tekstilę lengvai galite pakeisti pagal sezoną ar nuotaiką. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.